Taigi, kas tas Turistas LT nuotykių maratonas? Tai renginys turintis gilias tradicijas ir tikslas šio renginio yra leisti dalyviam patirti kuo daugiau nuotykių, nepriklausomai nuo eito atstumo. Galima nueiti nuo kilometro iki 40 km ir patirti labai daug įspūdžių, prisikaupti reiškia jų visiems metam. O principas yra labai paprastas. Dalyviai keliauja pagal žemėlapį. Žemėlapį yra sužymėti kontroliniai punktai, o kontroliniai punktai yra pačiuose netikėčiausiose vietose. Tai gali būti ir 12 metrų aukštyje medyje, ir po vandeniu, gali būti tiesiog vandenį kaip plūduras, gali būti po keliu ir panašiai. Taip pat įvairūs lankytiniai objektai, jeigu toj vietoje yra muziejai, įvairūs akmenys, medžiai, kažko įžymus ir taip toliau, visą tai mes pasistengiam parodyti maratono dalyviam. Taigi jūsų nesuklaidina žodis maratonas. Tai nėra bėgimo ar ėjimo maratonas. Jame nereikės atiduoti savo visų jėgų, kad pasiektumėte tikslą. Šių metų maratonas tradiciškai prasidės naktinio etapu, kuriame dalyviai gavę žemėlapius, pasiėmę savo prožektorius ar kompasus, turės surasti tam tikrą skaičių miške paslėptų punktų. Visi punktai bus pažymėti žemėlapyje, o realiai gamtoje jie bus pažymėti baltai raudonomis prizmėmis ir šviesą atspindinčiomis juostelėmis. Tad prožektorius turėti būtina. Taip pat jūsų lauks keli nestandartiniai punktai, tai mirksintis punktas ir pypsintis punktas. Jie bus orientaciniai pažymėti žemėlapyje, tačiau jų tikslę vietą rasite vadovautumėsi klausa ir rega. Atėję jūsų pasirinktą punktą, kaip šiuo atveju ant šio piliakalnio, jūs turėtumėte ieškoti raudonai baltos prizmės, kuri žymi punktą. Ir prie punkto dažniausiai kabo žymeklis, kuriuo jūs turėtumėte pasižymėti į šį objektą atitinkantį langelį ir atsižymėję galite keliauti toliau pagal žemėlapį. Nors maratonas pagrindė yra pėsčiųjų, tačiau jame dalyvauti galima ir su dviračiais. Ir tai pamatyti dar daugiau lankytinų objektų.